Sveiki, čia Selemonas Paltanavičius, gamtininkas. Jau beveik 70 metų aš draugauju su gamta ir apie ją noriu jums papasakoti. Na, tų pasakojimų gali būti labai daug, bet jie visi bus labai panašus tuo, kad bandysiu atsakyti į klausimą, ar gamtoje yra pasakų. Kiek daug visko aplinkui žydi, kvepia, paukščiai čiulba ir bitės. Jų dūzgimas pavasarį mums primena apie nuostabų bičių pasaulį. Labas, bitė. Labas. Darbuojasi. Na, turbūt sunku būtų surasti gamtoje nors vieną jos gyventoją, kuris neveiktų nieko. Tačiau bitės visą laiką mūsų kalboje buvo siejamos su didžiaisiais darbais. Visą laiką užimtos, visą laiką žino, ką daro, ko jos skrenda į žiedus. Žinom, ko skrenda, taigi medų iš žiedų renka. Aš čia stoviu, aplinkui žydi ievos, neužuodžiu medaus. Bitė, kur tu randi čia medų? Kokį medų? Jo čia nėra. Nėra čia medaus. Ir bitės medaus nerenka. Bitės renka nektarą ir žiedadulkes. Dar jos gali nuo pumpurų tokį saldų lipčių laižyti ir po to jį naudoti maistui. Tačiau į savo avilius ar į drėves, į lizdus, į namus jos neša žaliavą, iš kurios gamins medų ir bičių duonelę. Tačiau iš tikro tai paruoštos ilgam laikymui žiedadulkės. Kas yra bitė? Tai čia laida apie mane. Kokia aš tokia įdomi? Visi žino, kad tai bendruomeninis vabzdys, tačiau bet kuris entomologas jums paaiškins, kad tai yra plėviasparnis. Plėviasparniai yra pjūkleliai, tai šiek tiek į bites panašus vabzdžiai ir skruzdėlės. Bitės gyvena šeimomis, bendruomenėmis. Na, ne visos, Lietuvoje jų yra apie 250 rūšių. Tačiau mes visą laiką, sakydami bitė, turime omeny naminę bitę. Vienintelis naminis mūsų vabzdys, tai yra medunešė. Žinokit, išduosiu tokią paslaptį. Medų bitės gamina sau ir nektarą renka, ir žiedadulkes taip pat sau. Tik mes, žmonės, labai seniai įpratome, perpratome, kaip pasinaudoti bičių darbu. Lietuvoje bitininkaujama bent 1000 metų. Žinoma, tikrai tuo metu nebuvo avilių, senovinė bitininkystė atrodė kitaip. Nieko nenešanti bitė, įsivaizduojate, sveria 800 gramo. Yra lengva, lengvutė. Žinoma, pririnkusi žiedadulkių, žiedadulkes ant savo kojų sulipdo, arba prigėrusi nektaro, ji yra 2 kartus sunkesnė. Taigi, na,
Dar gramo nesveria, bet jau netoli to. Niekada gyvenime nesisvėriau. Dabar žinosiu. Bičių šeima gyvena pagal labai svarbias taisyklės. Jos niekada nekeičiamos. Joje yra viena motina, ji vienintelė, ji daug didesnė už visas kitas bites. Įsivaizduojate, bitė motina kasdien sudeda iki 200 kiaušinėlių, o vasarą gali net 500 kiaušinėlių sudėti. Na, todėl, kad bičių reikia vis daugiau ir daugiau. Kokių bičių? Bičių darbininkių. Žiemą avilyje arba drevėje lieka žiemoti iki 10 000 bičių darbininkių. Žinoma, motina taip pat. O vasarą jų gali būti 60, 80 tūkstančių, kai kuriais atvejais labai dideliame avilyje, labai turtingoje šeimoje, 100 000 bičių darbininkių. Net ir po trupinį nektaro surenkant galima, sakytum, statines jo pripilti. Dar būna iki 200 tranų, tai patinėliai, bet jų gyvenimas labai trumpas ir jų vaidmuo labai paprastas. Apvaisinę patelę jie po kiek laiko visi žūsta. Čiagi privataus gyvenimo detalės. Iš kur jis tiek žino? Gal kada avilyje gyveno? Bitės saugo savo namus. Pagal tą tvarką niekas negali juos brautis, trukdyti bičių šeimos tvarkos. Na, jeigu ką, bitės tam turi geluonius. Pilvelio gale yra toks smailas geluonis su panašiomis barzdelėmis, kaip yra, kaip žvejybos kabliukas. Žinot, įstrigęs jo šiaip savo neįtrauksi. Įgėlusi jum bitė, ji pasmerkė save, nes jos pilvelis įsitraukia ir ji žūsta. Geluonį turi net bitė motina, o štai tranai jo neturi, todėl kad jie tiesiog neturi ką ginti. Jie lyg ir, tokie yra šeimos svečiai. Ar tikrai piktos bitės? Nesibraukite bičių pasaulio tvarką, tai ir nepyksim. Mums juk tai kainuoja gyvybę. Bitės nepiktos, jos darbininkės. Bet, jeigu bitėms kažkas trukdo, sakykime, net priešais jų avilį, kur iš lakos, taip vadinasi avilio pailga landa, laka, iš lakos plaukia jų srautas ir skrenda į žydinčią pievą, yra paprasta darbo diena ir staiga kas nors užstoja joms kelią. Žinoma, praskrisdama bitė užkliuvusi gali supykti, smiktelėti. Netrukdykite bitėms ir dar žinokite vieną svarbų dalyką. Šiandien nemažai mūsų yra alergiški bitės nuodams, nes bitė įgeldama ji suleidžia labai mažai nuodų ir tai nėra kaip nors gyvybei pavojingi nuodai. Vieniems tinsta, kitiems visiškai nieko, bet kai kam ir vienas bitės geluonis gali būti tikrai pavojingas ir gali tekti skubėti pas gydytojus. Žinokit tą ir prisiminkit. Nerūpestingą vaikystę turi tik žmonės. Bitėms šis posakis netinka. Todėl, kad pirmas 6-7 dienas ji dirbs valytoje ir tvarkytoje.
kaip gyvena bičių šeima. Paklausysiu ir aš. Gal pas kitas mano gentainės kažkas vyksta kitaip? Na, mes jau žinom, kad bitė motina turi didžiausią rūpestį, deda kiaušinėlius. Beje, bitė motina gyvena 3-5 metus. Ji yra savo namuose senbuvė. Bitės darbininkės žiemą gyvena pusę metų, 7 mėnesius, nuo rudens iki pavasario. O štai vasarą galim paskaičiuoti, kiek gyvens viena bitė. Kiaušinėlis vystosi 3 dienas, lervutė maždaug 7-8 dienas. Toliau dar korio akutėje bus lėliukė. Būtent ta stadija, iš kurios įsiris jau suaugusi bitė. Tai įsivaizduokite, maždaug po 20 dienų nuo kiaušinėlio iki suaugusios bitės vieną dieną iš vidaus korio uždengtą dangtelį pragraužia nauja jauna bitutė. Graži, žvilgančiais sparnais ir galvojat, ir dabar aš skrisiu rinkti medaus. Ne. Nerūpestinga vaikystė turi tik žmonės. Bitėms šis posakis netinka. Medaus ji neskris, todėl kad pirmas 6-7 dienas ji dirbs valytoje ir tvarkytoje. Galbūt vėdintoje sparneliais, nes tai visą laiką bičių avilyje dūzgia ir oras cirkuliuoja. Toliau dar 8 maždaug dienų ji dirbs vaikų prižiūrėtoje. Ji maitins mažas lervutes, valys akutes, ruoš vietą, kad jose galėtų bitė motina sudėti kiaušinėlius. Ir maždaug sulaukusi tik tai 20 dienų, ji galiausiai galės skristi į pievą. Skrenda nuo savo namų iki 3 kilometrų ir įsivaizduojate, per dieną viena bitė darbininkė nuskrenda apie 100 kilometrų nuo šakelės ant kitos šakelės. Bitės darbas yra, na, sakytum, kruopštumo pavyzdys. Žinot, apie bites mes tiek daug atrodo žinome, bet dar ir šiandien atliekami moksliniai tyrimai, stebima, tyriama visgi, o kaip bitės orientuojasi, kaip bitės susikalba. Bet ypatingi yra bičių šokiai, ar girdėjot? Bitė, kokie yra jūsų šokiai? Mūsų šokiai ypatingi ir jie skirti visai ne pramogai. Bitės šoka tada, kai žvalgės, tai ypatingos bitės, įskridę surado žydinčią naują pievą. Jos sugrįžę priešais avilį ypatingus šokius ore atlieka ir kitos bitės iš to šokio supranta, girdi. Ne tik, kad kažkur žydi pieva, bet ir gauna informaciją, į kokią pusę skristi. Įsivaizduojate, joms nereikia jokių prietaisų. Jos viską atsineša gimdamos, jos viską paveldėjo, jos viską turi. Dar kitas dalykas, kas yra labai svarbus bičių šeimoje, tai, kad šeima vasarą skyla per pusę. Na, nebūtinai per pusę. Kaip tai vyksta? Korio apačioje vystosi vienoje
tokioje daug didesnėje akutėje būsima nauja motina. Ji tik tai įsiritusi pradeda vengti susidūrimo su tikrąja motina, su šeimininkė. Kodėl? Na, todėl, kad ji yra konkurentė. Ir sutvirtėjusi, ji pradeda savo dūzgimu telkti bites, įskrenda pati iš avilio, o iš paskos didelis pulkas bičių, prieš tai dar prigėrusių medaus, įskrenda, apspinta bitę motiną, jaunąją. Tas kabantis toks bičių kamuolys vadinamas spiečiumi. Ir tas veiksmas, kai bičių pulkas su nauja motina įskrenda iš avilio, sako, bitės spiečiasi arba bitės išspietė. Taigi, bičių spiečius kabo po šaka ir laukia. Ko laukia? Įskrido žvalgai ieškoti naujos vietos, kur bus galima įsikurti. Galbūt avilio, galbūt drevės, galbūt, na, jeigu jo neras, galbūt kažkur namo sienoje plyšio. Tas benamio gyvenimas tikrai nelengvas. Nežinai, kokius namus pakliūsi. Bet kai avilyje ankšta, tenka rinktis. Kartais taip nutinka. Bičių žvalgai sugrįžo, sušoko šokį ir pranešė: suradom jums ir mums visiems naujus namus. Ir tada bitės skrenda į naują avilį, ten įsikuria ir prasideda gyvenimas tą pačią vagą. Vasarą bitė darbininkė gyvena maždaug 4-5 savaitės, o po to tik mes lietuviai taip sakome apie žmones ir apie bites, kad jos mirė. Dažniausiai tai vyksta kažkur įskridus gamtoje arba tokias mirusias bitutes kitos bitės iš savo avilio išneša ir pro laką ir čia pat palieka. Žinot, kur pradingsta tos išneštos bitutės? Jas labai mėgsta ežiai. Bitynė ateina ežys naktį ir susirenka bites. Na, jeigu nebūtų skanu, ežys to nedarytų. Žinau, taip, mes ne tik darbščios, bet kažkam ir labai skanios. Nuo amžinųjų svarbus dalykas buvo tai, kad bitės buvo kaip draugystės ženklas. Bičiulystė vėliau paplito mūsų kalboje ir šiandien naudojama, bičiulis tiesiog draugas, tikrai net neklausia, kiek tų šeimų bičių turi. Ne, tu bičiulis, geras draugas. Bitėms labai malonu tai žinoti. Bitė mūsų gyvenime yra visą laiką greta. Greta čia pat žieduose matau bitę tave, dirbi ir aš suprantu, kad tavo tas judėjimas yra lyg priminimas ir man, ir jums visiems, ir mums visiems, kad, darbuokimės. Bitės dirba, mes darbuokimės. Kam? Ne kad medaus atneštume, kad gyvenimas turėtų prasmę.